Toliau laidoje svajonių sodai, kaip susikurti šiuolaikišką kiemą su baldais, griliais, spa baseinu ir racionalių sprendimų turinčią pavėsinę. Patarimai kartu su salonų Vibzon vadovu Vidmantu Baciu. Taigi, kaip kieme susikurti komfortą ir atkurti netgi vidaus erdves. Tai šiandien, Vidmantai, lankomės vieno iš jūsų klientų kieme, kuris išsiskiria tuo, kad kai kurie daiktai iš Vibzono yra atkeliavę į šitą Vibzoną jau netgi prieš 15 metų. Su šito kiemu mes jau dirbam nuo 2009 metų. Tai pirmasis daiktas, kas čia atkeliavo, tai buvo masažinis hot springų baseinas. Tai Highlife kolekcijos baseinas, kuris dabar jis ir netgi forma, dydžiu panašus ir iš išdėstymų vietų. Ir galų gale filtravimo sistema jau tada buvo hot springo labai moderni, palyginus šiai dienai, tai visgi 5 filtrų sistema. Ir vėliau, kai atsirado, tai mes čia dar įmontavom ir druskos sistemą, tai vėlgi irgi ką turi jau šiuolaikiški paskutinių laidų masažiniai baseinai. Tai tas baseinas dirba be didelių problemų, neskaitant keletos remontų, kokie čia buvo, bet visgi 16 metų jau iš tikrųjų baseinai. Aišku, yra ir baldų čia, kurie irgi atsirado tuo pačiu metu, o paskui palaipsniui viskas plėtėsi, čia atsirado didžiulė terasa, atsirado dar viena terasa papildoma, kuri atsirado va čia naujausias Rensono gaminys, tai Amanid pavėsinė. Jinai yra dar tokia ne visai tradicinė, tai yra 2 dalių pavėsinė. Viena dalis, va čia turim tokią su atsidarančiu žaliuziniu stogu ir ten yra dar sandėliukas, kas gali virsti ar atskirų kambarių, ar kažkokią virtuvėlę, ar netgi, sakykime, baru kažkokiu, tai gali būti ten vėlgi kažkokia patalpa, arba tiesiog sandėliukas, kuriame galima laikyti daiktus. Ši pavėsinė Amani turi tokias modernes širmas, kurios reikalų esant mes galim patogiai užsidaryti. Bus mums šešėlis, bus privatumas. Kiekviena Renson pavėsinė yra individualiai gaminama klientui. Pagal jo projektą, pagal jo matmenis parenkama būtent kliento spalva. Netgi ne viena spalva, gali būti keletos spalvų. Ir aišku, žinoma, visos opcijos tada pasirenka. Amani pavėsinė dar išsiskiria tuo, kad vėlgi tai yra, sakykime, toks naujoviškas dizainas. Taip pat Renson pavėsinėje Amani yra daug inovatyvių sprendimų. Vienas iš jų sumontuotas žaliuzinis stogas, kuris tinka ir žiemai, ir vasarai ir atlaiko didelį sniego sluoksnį. Saugo nuo lietaus ir, aišku, suteikia šešėlį. Karštą dieną, kai lietaus nėra, pasukam, sureguliuojam tas stogo žaliuzes taip, kad jis būtų stogas atviras ir priklausomai galbūt pavasarį mums nori saulės, tai mes galim pasukti žaliuzes taip, kad patektų į pavėsinę saulę ir joje būtų maloniau sėdėti, o jeigu jau bus vasara ir bus karšta, mes galim pasukti kitą pusę, jeigu saulė iš ten, ir tada jinai kaip ir atviras stogas, bet jisai turi šešėlį. Kai bus praviras stogas ir šešėlis, jis karštis išeis per viršų į lauką ir pavėsinėje bus malonu sėdėti. Pavėsinėje yra daug automatikos, įrengtas apšvietimas. Vėlgi, šitam projektui mes parinkom tokius baldus, kurie primintų kambario vidų, jie sofos gana masyvios, didelės, tos sėdimos dalys aukštos, tai vadinasi, jos komfortiška sėdėti. Fotelis, mes čia turim tokį, jisai turi ir mechanizmą, kuris sukasi ratu, bet taip pat jisai ir supasi. Staliukai elegantiški ant plonyčių kojyčių su keramikiniu stalviršiu tikrai dera ir netgi priderinam lauko sąlygom tinkantį kilimą. Tai visą tai, sakykime, sukuria tą atmosferą, mes sėdim gana patogiai ir netgi nesuprasim, galbūt čia, kad mes čia sėdim kažkur lauke terasoje, o ne namuose. Šalia baseino sukurta ir valgomojo zona. Pietų zonai mes norėjom parinkti tokį didesnį stalą, kad galima būtų susodinti didesnę kompaniją, bet vėlgi ne visada būna ta didelė kompanija, tai tas stalas didelis atrodytų didelis griozdas. Tai šiaip šis stalas yra 3 dydžių. Jis gali būti iki čia 2 metrų ir yra 2 intarpai po 50 cm, kuriuos reikalui esant arba uždedam, arba nuimam. Dar kieme ir ne tik savo kieme galime naudoti įvairių dydžių užrakinamas daiktadėžes. Vėlgi kieme matom daug visokiausių baldų, tai prisikaupia to turto, kurį mes norim apsaugoti nuo lietaus, ar ne? Tai čia yra tokia cinkuoto metalo daiktadėžė, jų yra įvairių dydžių, pradedant metras, 1,30 m, 1,60 m, 2 metrai ir 1,80 m dar praleidau. Svarbiausia, jos yra sandarios.
ir joje telpa įvairūs, kaip šiuo atveju, pledai, kėdžių pagalvėlės ar ne. Tai viskas yra puikiausiai, gali būti ir lietingos dienos, viskas bus sausa, švaru. Dugnas daiktadėžės yra truputį pakeltas ir jeigu čia, kaip yra šiuo atveju trinkelės, tai susidarytų daug lietaus vandens, tai niekada nesudrės. Ir žinoma, koks kiemas be griliaus. Stilingai atrodys ir Ofyras, ir Kamado griliai. Taip pat modernūs kėčiai ar kiti kiemo aksesuarai. Kaip jaukiai praleisti vasarą savo kieme, patarė salonų Vipzon vadovas Vidmantas Bacys.